šį vakarą čia Vilniaus kamerinio teatro salėje. Jau turbūt paskutinį kartą šioje salėje imamas interviu ir ruošiamės paskutinį kartą čia vaidinti. Paskutinį kartą ramiai kalbame su režisieriumi Raimundu Banioniu, kuris padovanojo šiam teatrui miuziklą, dramą Kuprelis, kuris suvirpino ne vieno žiūrovo širdį. Ir paskutinį kartą buvo rodomas su nauju aktoriu Justinu Lapatinsku. Taigi labas vakaras, Raimundai. Labas vakaras. Gavau klausimus čia parašyta, kad esate talentingas kino ir teatro režisierius. Tiesa? Taip. Ne, gal klaida. Klaida. Talentingas išbraukti. Ja. Gerai. Klausimas yra apie miuziklą. Miuziklo pastatymas jums pirmas kartas, pirma nekaltybė. Iki Kuprelio tikrai ne pirmas. Aš esu pastatęs Samaroje Žmogų iš Lamančios, tai tokį jau klasikinį miuziklą. Toliau esu statęs tiek Sankt Peterburge, tiek taip pačiai Samaroje Raudonosios būrės per Aleksandrą Gryną. Ten taip, ten ne muzikinis spektaklis, gal galima pasakyti. Čia tas žanras miuziklo ir muzikinio spektaklio šiek tiek skiriasi. Aš daugmaž save įsivaizduoju kaip teatro aktorių, dėl to muzikinis spektaklis man toks artimesnis. Miuziklas grinai, truputį daugiau jau apibrėžimą savo turi. Tai va, o čia Kuprelis, aš manau, kad tai yra muzikinis spektaklis visgi. Nes kalba aktoriaus normaliai, žmogiška kalba užima tiek pat vietos, gal nesvarbesnė yra už pačius atliekamus dainas, ar kaip pasakyti, muzikinės dalis. Dėl to, o muzikinis teatras tikrai daug. Čia tik paminėjau tik tokius pirmus, kas atėjo ant liežuvio galo, tačiau yra daugiau pasakyti. Netgi dabar Šiauliuose pastačiau tokį Lady Macbeth iš Mcensko apskrities, pagal Veskovą, rusų rašytoją. Ten irgi mes naudojame tas dažnutės, čestuškas, reiškia, irgi muzikinius. Tai yra gan taip nemažai teko dirbti su šiuo žanru. Bet tos greituškos, čestuškos, jos iš tikrųjų būna paimtos iš kitų vietų, o čia Jonas Sakalauskas kruopščiai sudėjo, kaip tai gal ir gali būti kažkoks toks muzikinis veikalas, miuziklas. Ko trūksta iki šitą apibrėžimą? Aš nežinau, aš bijau pasakyti, aš nesu toks specialistas, labai teoretikas toksai, kad apibrėžti. Tačiau, matot, mano supratimu, muzikinis spektaklis tai yra dramos kūrinys. Dramos kūrinys su muzikiniais elementais. Miuziklas, jame muzikinė dramaturgija yra bene svarbesnė už tekstus, už kalbas. O čia tekstas yra, man atrodo, netgi svarbesnis už muzikinius. Čia toksai, žinoma, niuansai, kurias gal geriau palikti teoretikam nagrinėti. Mes darykim, kaip mums atrodo. Čia, žinot, mes kažkaip ne per daug jau gilinuosi tuo atveju, kaip čia kuriam čia žanrui turi, kiek tai turi procentų būti torto. Darai kūrinį, kurį įsivaizduoji, kurį matai. Taip, aišku, buvo originali. Jono muzika, graži, gera, puikus atlikimas, gyvas. Čia tai buvo toksai priimtina sąlyga. Mes jau niekas neturėjom čia tokių ambicijų, kad pavadinti taip ar kitaip. Bet tačiau man sako, jeigu manęs paklaustų, aš pavadinčiau tai visgi muzikiniu spektakliu. O kaip susipažinote iš tiesų su Jonu Sakalausku? Kaip čia ta draugystė užsimezgė ir kaip jis pamatė Kuprelyje? Tai čia, žinok, jam klausimas. Aš, kaip susipažinau, aš galiu atsakyti, o kaip jis pamatė, tai tikrai negaliu atsakyti. Ne, mes kažkaip tai atsirado, kažką jam reikėjo padaryti ir jis kreipėsi į mane. Ir mane labai uždegė jo entuziazmas. Jo toksai tikras, kūrybinis, nematerialus, ne kažkoks tai primityvus, egocentriškas, saviraiškos momentas, o noras kurti, noras daryti, noras kažkaip fantastiškom sąlygom iš kažkur tai ištraukėt visą tai sukurti ir tai labai papirko. Ir tas, nežinau, Jonas man tai toks kažkaip tai žmogus, kuriam tikrai norisi padėti, vien palaikyti jo visuose tuose sprendimuose. Gal ne visus, aš visiems sprendimam pritariu, bet tai nereiškia, kad jis nori, leidžia savo taip atsainiai, greitai, arba, sakau, labai negražiai pasipelnyti ar kažkaip. Pataikaudamas žiūrovui komerciniais sprendimais. Jis to neturi, dėl to vis laik norisi jam padėti.
Dar norėjau paklausti apie užsienį. Jūs tiek daug keliaujate, ar čia dabar galima sakyti, kad yra jūsų karjeros viršūnė? Visas užsienis tiesiog meta ant stalo pasiūlymus Raimundui Banioniui. Visaip yra čia, aš nežinau, gyvenimas toks įdomus dalykas, kad aš tengiuosi jį išnaudoti, bet, matot, bet yra labai svarbus dalykas neparsiduoti. Sakykim taip, aš labai dėkingas likimui, kad galiu daryti tai, ką aš suprantu. Kas galbūt jau ir nebėra madinga, jau galbūt ir, sakykime, jau dabar kitos bangos ateina, kitos tendencijos. Aš jų nelabai suprantu, labai nepritariu jom, nes man atrodo jos paviršutiniškos. Iš principo, aš visgi kažkaip užaugęs ant to senojo teatro, bent jau, sakykime, ir aš taip, man vertybės tenai atrodo. Gal kitam atrodo kitaip, tegul. Tačiau aš matau, kad tai, kas man yra artima ir kitiems žmonėms, ir kad atrandam bendraminčių, ir kad atrandam žiūrovų, kuriam tai įdomu, ir to laikausi. Gražiai pasakėt šitą, daryti tai, ką supranti, ir vat, būtent tas senasis teatras. O čia turbūt ir tėvelio gal įtaka? Ne tiek tėvelio, ne. Čia Miltinio įtaka. Mes augom pas jį, aš 3 metų sėdėjau užkulisiuose, ir kadangi nebuvo kur manęs palikti, tai repeticijose sėdėdavau, nuo 6 iki 10 vakaro būdavo. Ir tas teatro suvokimas, teatro kaip gyvenimo ir gyvenimo metaforos suvokimas yra labai giliai įsėdo į širdį. Ir žinot, tokie pasakymai yra, kurie naujo. Dabar žiūrėkit, visi ieško naujo. Jis sako, ieškot ne naujo, o amžino. Tai tu jeigu nuoširdžiai ieškai, ir Bergmanas pasakė, sako naujo. Tai tu kiekvieną kūrinį nuoširdžiai perskaityk ir jis bus naujas. Nes tik tu išgyvenęs žmogus yra unikalus. Ir tik jeigu jisai perskaito nuoširdžiai, reiškia tai jau yra nauja, reiškia taip nebuvo. Kai kada tie efektų ieškojimas pigių, toks yra, tai daro, kai kada jie visai nieko būda. Aš pilnai daleidžiu, kad tai galima daryti, bet nemanau, kad mano tai kelias. Teatras, aš manau, jo visa funkcija yra padėti suprasti žmogų, padėti suvokti. Kaip mes kapstumės ilgai tame kuprelėje, kad suvokti, kas tą gundė, veda, ne? Ta didžiąją paslaptį žmogaus, bandalelytę jo, pabandyti atspėti, pabandyti suvokti. Bet mes ten kapstumės, mes ten dendam. Nes šita vieta yra absoliučiai nepažinta. Ir jeigu keičiasi technika, keičiasi rūbai, anturažas, tai žmogus nesikeičia nei kiek per tos amžius, tūkstantmečius, kiek mes žinom. To jo aistros, to lieka tos pačios, tik jos gal gilėja, dar labiau slepiasi. Jeigu mes pažintume žmogų, taigi karai dingtų, visos nelaimės papultų, tai problema, kad mes jo nežinome. Ir mes, aš manau, teatro yra viena iš funkcijų pažinti žmogų, padėti susigaudyti, kas jis toks yra, iš kur pas jį pyktis, meilė, nepykanta, gėris, ir kitos jo savybės. Dažnai žiūrovai iš tiesų klausia, kodėl yra kuprelis būtent toks. Aišku, dažniausiai šitos klausimus išgirsta vadybininkai, rūbininkai, kurie pasitinka ir išlydi žmonės. Dažna diskusijų tema po spektaklio būna, kodėl kuprelis būtent toks. Ar jis pakankamai yra kuprotas, ar jis pakankamai gražus, tarkim, kaip vaidino Vaidas Baumila. Net mano mama yra pasakius, žinai, kaip jo ir nemylėsi, toks gražuolis, pats gražiausias. Matot, čia yra problema žodžio. Kaip sakė amžinatilsį Žalakevičius, popierius daug iškenčia. Parašyti žmogus gražus vidumi, bet negražus išorėje, labai gražiai skamba, kiekvienas savo įsivaizduoja. O mes turime neperžengti tos išorinio negražumo, turime neperžengti, kad jis užgoštų vidinį grožį. Suprantat? Čia tas balansuojantis tas reikalas, mes visgi esam sutarę, kad kuprelis yra gražus, vidumi savo. Ir dėl to, reiškia, jo tas išorinis negražumas neturi užspausti, užgožti. Mes dėl to taip sąmoningai pasirinkome, taip mes tos ženklus duodam jo tos lygos visą kitą. Tačiau jis mums turi būti simpatiškas ir mums turi norėtis. Nes, žinot, su lygotu žmogum, kada nelabai norisi bendrauti, jautinėsi nejaukiai, taip mes negalime šitą efektą padaryti su kupreliu. Mums tada blogai bus. Arba, žinoma, pasikliauti, labai daryti žiaurų, bet pasikliauti tada aktoriaus vidumi, kad jis viską tai stos. Galima taip daryti, bet tai tame yra tada rizika tam tikra. O šito keliu, kurį mes einame, kaip ir tą riziką sumažinam iki minimumo. Paskutinį šio. Tai aš repetavau su juo, tai aš jį mačiau, negaliu sakyti, kad aš jį nemačiau visai. Taip nemačiau spektaklio. Tai žinoma, atėjai paskutinį, be abejo, tai čia kalbos nėra, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai, jisai man toks labai simpatiškas, labai įdomus atrodė, toks, reikia pažiūrėti. Jis toks kažkoks paprastesnis,
paprastesnis. Atlapaširdis meilutis. Jo, toksai reiškia. Nu, tai reikia pažiūrėti, sakau, kaip bendrai spektaklį. Tai aš manau, kad viskas tvarkosi. Bet šiaip vidutinio amžiaus moteris mylėjo jį. Vadybininkė perdavė komentarą, kad, nu žinai, nu kaip jo nemylėsi. Ta prasme, kad jis toks buvo nuoširdus, visas atviras, sunešė savo visą gyvenimo patirtį ir toks buvo plikas siela prieš vidutinio amžiaus moterį. Aš bet man nežinau, ar jis pakankamai vaidino tą kuprotą žmogų ir luošą. Todėl kažkaip sako, nes jis turėjo šioks toks būti, ar ne? Jisai turėjo pavirsti. Buvo. Bet, nu, manau, kad sukėlė tokio savotiško gailesčio. Nes aš irgi gavau tokią repliką po antro veiksmo. Nu, kaip tu gali, bet tokia žiūri, nu, kodėl, nu, jis toks geras, jis taigi druskininkų pažiba, kodėl tu įskriaudyt, skauda. Žmonės čia teatras gyvenė, aš tikrai jo neskriaudžiu. Ne, nu, matai, čia yra didžiausias pliusas, kad žmonės nėra abejingi. Bet tai yra didžiausias pliusas, nes, žinoma, tikėtis tos reakcijos mandagios, oi, labai viskas gerai, ačiū, tai būtų blogiausias dalykas. Jeigu jau diskutuoja, jau piktinasi arba kažkas, tai reiškia, jau palėtėm tam tikras jų stygas ir jie susimąstė apie tą žmogų. Čia yra mūsų tikslas, man taip atrodo, kad čia viskas tvarkoja. Kokiam žiūrovui skirtas miuziklas? Ar tai yra vidutinio amžiaus, ar žaliam jaunimėliui? Nu, žinot, kiek aš atsimenu iš tų ankstesnių spektaklių, kuriuos mačiau, publika buvo labai įvairi. Savo akį mačiau, buvo ir jaunų žmonių, nu, labai žalių gal. Nors irgi buvo ir žalių, buvo šiaip jaunimo tokios, nu, akademinio, sakykime, buvo vidutinio amžiaus ir buvo vyresnių. Ir kažkaip man atrodo, kad nu, nei vienas nebėgo iš salės ringo, visus ėmės už galvos. Aš tikiuosi, kad mes padarėm tai, kas yra svarbiausias tada, kad kiek galima platesniam žiūrovų ratui. Ir aš manau, kad čia turi atrasti jame kiekvienas, nu, daugelis žmonių turi atrasti savo artimą temą. Nu, žinot, čia idėlė yra renesanso paveikslai, žinote, kai, nu, koks Judo Pabučiavimas, sakykime, ne, kur ateina babutė ir sako, va, koks Volačius Judas, matai, kaip jis jį bučiuoja, va, to akytės jo, kur ten eina. Ateina pas mokslininkas, psichologas, sako, o, žiūrėk, kokia įtampa, kaip Kristus mato ir supranta, kad jie parduota. Ateina koloristas, sako, tai, žiūrėk, prispaustos spalvos. Ir reiškia, nu, dar galiu daugybę dalykų galiu vardinti, kad kiekvienas žiūri šitame paveiksle savo artimą, reiškia, nu, tašką, point of view, kaip sako. Jo, reiškia, ir tai jeigu mes irgi sugebėm daleisim šiek tiek praplėsti ir kad daugybė žmonių įvairiausių kartu atranda savo, tai yra čia svarbiausia. Bet aš nelabai norėčiau apsibrėžti konkrečiai, kam tu statai. Nu, yra vaikiški vadinami spektakliai, tai be abejo reikia apsibrėžti, kad vaikam būtų. Nes su jais blogai, kai vaikam per rimtas, o rimtam suaugusiam per vaikiškas. Tai čia blogai. Bet jeigu yra toks spektaklis normalus, tai žiūrovo amžius, kuo diapazonas didesnis, tuo geriau. Aš tikiuosi, jeigu taip gaunasi, kad manau, kad taip ir turėtų būti. O norėtume dar su šitą kompaniją, šitam teatre kažką pastatyti, kažkokį muzikinį reikalėlį? Su? Aš beveik niekada nesisakau, jeigu tai yra gera, įdomu, jeigu tai yra gera medžiaga, tikrai, sakytum, kvailystė būtų. Gyvenimas trumpas, o kiekvienas pastatymas yra dalis tavęs ir iš to susidarai, nes šiaip tai principai ne metai skaičiuoja gyvenimą, o darbais, kuriuos padarai, ne pavadinimas. Taip, kad čia tikrai turbūt nesisakyčiau. Nu, bet žiūrint, ką, nu, galbūt taip, jau kažkaip beviltiška. Beviltiška. Jo. Dieve padėk, kad išsipildytų tie visi svajojimai. Tai ačiū už pokalbį, buvo labai malonu, smagu, intelektualu ir dabar jaučiuosi, kaip būčiau baigusi antrą bakalauro.